Pirmiausia, tai noriu labai pasveikinti komandą, visą klubą su šita pergalė. Tikrai labai džiaugiuosi, kad, kaip ir sakot, ta pertrauka nesutrukdė toliau gerai rungtyniauti, nes tikrai buvom kaip ir neblogam momente prieš pertrauką. Ir aišku, visada, kai ta pertrauka ateina tokiu laiku, neramu, kai bus po jos. Bet vaikinai rodo tikrai puikias pastangas, didelį norą treniruotis. Manau, kad labai gerai padirbom per tą laiką, kurį turėjom pasiruošę šioms rungtynėms. Ir manau, kad šiandien pelnyti laimėjom šitas rungtynės. Šiandien startiniai sudėti išvydom ir kelis naujokus prisijungusių prie FC Hegelmann. Vienas iš jų ir pasižymėjo, kaip įvertintumėt naujokų pasirodymą, įsiliejimą į komandą. Na, kaip ir visą laiką, nenorėčiau čia išskirti kažkokių tai žaidėjų asmeniškai ar personaliai, bet apskritai norėčiau pasidžiaugti visais žaidėjais, kurie šiandien pasirodė aikštėje. Ir tie, kurie nepasirodė aikštėje, taip pat savo indėlį duoda mūsų rezultatams. O kalbant apie tuos, kurie prisijungė iš pirmos komandos, tai geriausi žodžiai. Tikrai galiu labai pagirti, puikus pasirodymas iš kiekvieno iš jų. Tai tik tai geriausios mintis. Tai kaip ir kalbėjom, turi tą tokią visai gerą bangą, kurią pradėjo dar prieš pirmo rato pabaigą, dabar pirmos rungtynės antrajame rate. Kaip stengsitės išlaikyti tą gerą žaidimą? Geras klausimas. Toliau gerai treniruotis, ruoštis rungtynėms ir atiduoti visas jėgas per jas.